Labą dieną visiems. Šiandieną tradicinis mūsų savaitinis pokalbis ir tema išdavystė. Kas tai šiandieną būtų? Valstybės interesų ir tautos išdavystė. Štai jau kiek metų mes šito žodžio nebevartojam. Man taip atrodo. Ir apskritai jis neskamba ir iš viso vakarų Europos kontekste. Ir žodis tauta irgi kažkaip nepopuliarus. Tai kaip jūs šiandieną suvokėte tą išdavystę savoką? Vieną pastebėjimą. Turėjau dalyvauti pokalbyje ir nedaug, bet porą kitų žmonių, politikų, veikiančių politikų. Iš pradžių sutiko, paskui matyt, gerai pasvarstė, atsisakė dalyvauti. Būtent šitoje diskusijoje tokia tema. Atsiprašau. Tai aš čia nesu koks specialistas tos temos, to labiau, kad jie yra iš tikrųjų ištrinta iš šiuolaikinio žmogaus sąmonės su tam tikrais nebejotinai motyvais. Tie motyvai kartais reikšti, kartais ne, bet jie visada yra. O kaip jūs juos įvardytume? Aš manyčiau, tai vienas dalykas yra, kad ištikimybė visada pančioja žmogų, apriboja jo laisvę, kaip dabar įsivaizduojama. Laisvė žmogus kada gali improvizuoti. Tai bet mes ne apie žmogaus laisvę kalbam, mes kalbam apie valstybės interesus. Aš suprantu, tie principinio skirtumo čia didelė nėra. Kada jūs žinot, kad ir valstybė, bent jau kai kuriuose doktrinose buvo tapatinama su asmeniu. Didelis asmuo, čia mažas asmuo. Valstybė tai aš buvau. Čia aš ne tą turiu galvoje, kad valstybė visi sudaro tam tikrą vienetą, subjektą, organizuotą subjektą, kuris turi savo interesus kaip ir individas. Tai visi čia galvojame, kad nei vienu, nei kitu atveju moderniam žmogui nereikia per daug savęs apriboti. Na, pavyzdžiui, labai galima tarti, kad tai yra pavojingas apribojimas ir tautiškumas. Kadangi žmogus gimsta ir lyg neturi pasirinkimų. Jį įmeta kažkas. O pagal modernių žmogaus galvos, jis pats pasirenka už tai, ką imtis atsakomybės ir už ką jis tos atsakomybės nenori imti. Tai aš dažnai sakau ir šitoje salėje, kad mes turėtume šiandien apsispręsti, ar mes esam atskiri asmenys, ar vis tik mes esam kažkoks būrys jungiamas kažkokių vertybių. Ar mes akcentą dedam tik ant aš, ar ant mes. Bet aš noriu pasakyti ne visai tą, aš noriu pasakyti, kad ar jis būtų individas kaip subjektas, ar jis būtų tas tam tikras bendruomenė, didelė organizacija, žmonių subjektas. Ir vienu ir kitu atveju dabar lyg neiškyla jam klausimas atsakomybės ir išdavystės dėl to, kad taip laikoma supančiojo žmogaus, arba to vieno arba kitu atveju autonomija. O jeigu aš kitaip pasakyčiau, kad mes nelabai ir apsisprendę, kokie tie interesai mūsų valstybės yra. Ir kai nežinai tiksliai, kas yra tas interesas, tai nežinia, kas yra ir išdavystė. Visai tą patį galim pasakyti apie asmenį. Asmuo nori laisvės, bet jis nežino iš tikrųjų, ko jis nori. Tai yra, jis labai apie padarinius mažai te galvoja. Būtų medicinoje, kur nors yra daugelis ryčių, žinot, žmogus šiandien to nori, pavalgęs jau ko kito ir jam atrodo, kad labai pavojingas susisaistyti labai ilgais pareigais. Ką tik turėjom liūdną pavyzdį vienas toks su medicina susidūręs. Pasaulinio masto žvaigždė. Taip, žinomas, taip. Tai čia įprastas dalykas, kad kadangi nuo žmogaus nuimant atsakomybę apskritai, aš dabar daugiau kalbu apie atsakomybę išdavystę, visada atsidaro tokia situacija, kad žmogus lyg, jūs suprantat, kokia plati laisvės samprata dabar. Kalėjimas neribotai veikia. Visą šitą suprantu. Ir visas šitas užmuša šitas sąvokos, kurias mes turime dabar išėti. Bet jūs sutiksit, kad šiandieną Lietuva, kaip valstybė, aiškiai tokių įžodintų interesų negalėtų pasakyti. Gal dėl to ir politikai atsisakė ateiti šitą diskusiją, nes kas yra šiandieną tie Lietuvos interesai? Čia jūs tą klausimą tikrai paklubdytumėt, kadangi juk iš esmės visa Europos politikoje Lietuva buvo tik tai tokia, įstatyta ir įveikia ne pagal savo interesus, pagal Europos Sąjungos nustatytus. Tai jūs su to sutinkate? Visiškai sutinku. Iš esmės, juk žinom, kaip sunku Lietuvai viduje politiką daryti, kuri negali pasimokyti. Kaip Lietuvai daryti. Lietuva yra unikali situacija. O Europai žinai, kaip kiti daro kraštai. Tai jis primėtė tuos standartus. Aš tai su to sutinku, bet mes kaip valstybė ir tautai tai turėtume turėti kažkokius interesus vis tiek. Kol nebuvom įstoję Europos Sąjungą ir NATO, tai buvo deklaruojama šitai kaip tikslai, ar ne? O dabar, kai tie tikslai lyg ir pasiekti, tai kas toliau? žinot,
ir va visokias keliat, vis dėlto jūs idealistas yra gražus idealistas, toks šviesus idealistas, kai jis tokius reikalavimus kelia tai valdžiai, kuri nesugeba net susitupėti per tuos 4 ar 5 metus. Ir tiesiog gyvena šią dieną, matot, atitinka tai iš esmės ir šio laikinio žmogaus pasaulyje padėtį. Sako, padėtis labai neaiškia pasaulyje, rūpinkimės to vadinamo čia ir dabar. Nu ir gyvena čia ir dabar, tai apie kokią galima kalbėti apie ištikimybę tautos interesų saugojimą. Na gerai, bet... Dešimtmečiam. Gerai, bet imkim konkrečius pavyzdžius. Na sakykim, balsavo už žemės pardavimą užsieniečiams. Aš pats į Konstituciją savo metu įdėjau draudimą užsieniečiams pirkti žemę Lietuvoje. Jūs išvalgesnis buvot, aš galiu pasakyti. Pačioj pradžioje, tada nelabai kas susigaudė, aš pasiūliau ir jie sutiko. Paskui 2 kadencijas, 2 seimai, nes ten buvo maksimalus apsaugos mechanizmas, 2 kadencijos krapštė. Tai tie žmonės, kurie už tai balsavo, jie vadintini išdavikais ar ne? O tai yra žemė, tai yra turtas toks šimtmečiams duotas mums. Jie niekaip nesutiks, kad čia išdavystė, nes jie galvoja, kad per šitą laisvą rinką jie galės iš tikrųjų savo labai pasipelnyti. Aš manau, jie turėjo labai pragmatinius siaurus interesus ir dėl to valstybės interesai visiems buvo labai abstraktus. Jie iš esmės didžioji dalis iš viso su politika nebuvo suskūrę žmonės. Atėjo pašaliniai, atėjo žmonės ir jiems... Bet jūs neimkite tik Seimą, jūs imkite ir tos žmonės, kurie yra už Seimą. Juk jeigu būtų spaudimas Seimo nariams nedaryti vieno ar kito žingsnio, tai juk jie turėtų atsižvelgti. Bet ir visuomeniai nebuvo visiškai jokios diskusijos, o gal neparduokim tą žemės, gal iš to kas nors bus negerai. Bet kas yra visuomenė? Visuomenė priklauso nuo to, kokia yra ideologija, o tą ideologiją kažkas formuoja. O ar buvo kokia ideologija, kada pabėgome iš privartinės ideologijos? Gėdinosi žmonės, kad jie turi pažymį. Ne visi, žinoma, bet jūs kalbate apie tautą. Tautai reikia tam tikro bendro klimato. Opinijos reikia. Bet imkim dar paprastesnius dalykus. Štai vėlgi tie patys Seimo nariai balsuoja už Europos konstituciją, nes jos neskaitė. Tai kaip turi jausti žmogus? Ir ar jis nepagalvoja, kad jis gali būti palaikytas išdaviku, jeigu jis balsuoja už įstatymus, kurie pakeičia esmingai Lietuvos valstybės padėtį? Ir jis net nepaskaito to, už ką jis balsuoja. Buvo manoma, kad nepakeičia tos padėtį. Nu kaip gali nepakeičia? Aš manau, kad tai buvo manoma, galvojame, tik tai gausime garantijas, o tie įsipareigojimai, ir kas nors diskutavo labai dėl tų praradimų, kaip jūs esate nekartą minėjęs apie suvereniteto apribojimą. Niekas nieko nešnekėjo. Tai man ir keista. Tai keista va jum 10-15 žmonių, grupelėm tam tikrų. Juk niekada visuomenė nebūna visa kažkaip sąmoninga. Ir tas sąmoningas visuomenės modelis tai yra švietėjų doktrina, kurie man galam šviesti visuomenės. Sąmoningai šviečiama iš principo. Aš šitą viską suprantu, bet aš kalbu vis tiek apie tos žmonės, kurie domisi, kurie turėtų domėtis, kurie turėtų suprasti. Žinau, jūs vienas apeliuojate, suprantate, į inteligentų sluoksnį, tą, kuris turėjo būti vertas ir turėjo būti, žinoma, politikai parengti, bet nei vieno, nei kito nebuvo. Ir inteligentai supliūško. Jie turėjo tą vieną iš esmės, kas yra tos laisvės doktrinoje. Tai yra tam tikra pilietinės laisvės, o laisvės tos, kaip matote, veikimas be kliūčių, viena, o antras dalykas, įsilaisvinimas iš tos imperijos. Gerai, bet aš tada dar paprašiau pasakysiu. Pavadinkim interesus nauda. Tas pats. Aš suprantu, tas pats, bet galbūt suvokima nežinau. Štai mes atiduodam Ignaliną, ar ne? Tai kokia nauda yra iš to atidavimo, jeigu mes žinom, kad po to turėsim pirkti elektrą brangiau negu dabar patys pasigaminam. Plius mes netenkam atominės valstybės statusą. O tokių valstybių yra tik 40 pasaulyje. Tai yra vertybė. Taip, kai abstrakčiai. Tai negi net nesuvokia tie žmonės, kurie tai daro, nesuvokia, kad elementariai jie naudos netenka. Jeigu būtų taip viskas aišku, kaip jūs čia pasakėte, tada būtų, žinoma, sprendimai ir akivaizdesni, bet buvo daugybė alternatyvų. Atsimenat, nuo pat pirmų nepriklausomybės metų buvo kalbama apskritai reikalinga elektrika. Reikia sunaikinti, bet kadangi kažkada mes bijojom jos įsivaizduoti. Čia žaliųjų idėjos. Taip, vadinasi, jis atvėso. Ilgainiui atsirado juk tos derybos, kurios prasidėjo Europos Sąjungai. Ir ten, šiaip ar taip, žmonės matyt pasitikėjo, kad jie tokius sprendimus gali padaryti iki šios dienos. Arba tas kažkokio pasitikėjimas plaukia, turbūt vieni iš to, aš čia turbūt turiu nuo abėcėlės kalbėti, o pat mano abėcėlė tokia labai paprasta.
Mano galva Lietuva šiais laikais dabar valdo ne tos partijos, kurios yra partijom vadina. Ne tik Lietuva, aš bijau, kad ne tik Lietuva. Na, bet Lietuva, mes ją dėl jos kenčiame, o ten kažkur toliau dar tos... Bet jeigu tai yra dėsnis vakarų civilizacijos, tai Lietuva yra tik to dėsnis. Vis tiek jie moka geriau šitą žaidimą. Čia jau kitas ne. Tai, nuo to daug priklauso demokratijos. Rafinuočiau jie tą daro. Žinoma, ir daugiau žmonės tų laisvių junta, jie gali daugiau naudotis, o mes to visą ne. Na, aš čia paadvokatausiu tiems Ignalinos pardavėjams. Aš maždaug suprantu, ką jie atsakytų čia sėdėdami. Jie sakytų, kad nauda įstoti Europos Sąjungą buvo didesnė negu praradimas tos pigios elektros. Jie turbūt taip atsakytų. Nu, sunku pasakyti. Vienas kitas gal pasakytų, bet... Nes kitaip tai aš visai nesuprantu. Jeigu jie net šito argumento neduotų, tada man visai nesuprantu. Na, tu čia, jeigu sako, kad pavojinga šitą elektrinį. Ir dabar gavom tos pavojingos elektrinės sutartį, sudarėm, kad jos pavojinga reikia pakeisti nepavojingą. Nugi visi žingsniai geri, pakeisime nepavojingą. Jei yra Europos Sąjunga, būsime turtingi, pasitiksim kokie norim. Na, kokia čia visą prastą viešai... Ar čia yra vis tik tai nekompetencija, tokio, na, baudžiauniko palikonio mąstymas? Ar vis tik čia galima kalbėti apie išdavystę, va, tų interesų? Pripažinti išdavystę, tai reikia pasaulį, kuris labai stabilus yra. O kai yra toks... Kur aiškios normos, tai? Tai, kurios stabilios normos, tai galvoje pasakęs išdavys supranta, ką reiškia išdavystė. O dabar net nesupras, sakys išdavystė, kur nors kariuomenė, galbūt kare fronte, išdavystė, pabėgti iš mūšio laukų. Kur aš ką aš išduodu, jeigu aš valdą valstybę. Nemoku gal valdyti. Tai apie tai mes ir šnekam, užtat ir ta tema gimė, kad pasakyti, kas yra išdavikas, šiandieną Lietuvoje gana sunku. Labai sunku. Kiekvienas turi savo matymo interesų, kas yra naudinga Lietuvai ir tada atitinkamai jisai taip ir galvoja. Jeigu jo interesam neatstovauja oponentas, tai vienas išdavikas jam atrodo. Taip, tai čia su išdavystės tema turbūt susijęs tą, ką jūs, tą diskusiją, kurį mes kalbėjome Žinių radijo. Ten jūs buvo labai stiprėję, bet ir tako girnius, apie kurį užsiminė, reikia tą patį kalbą, nu, tauta mirštas, tauta nyksta. Ir kaip tai apspręs kiekvienas pilietis toj tautoj, kai žin šitą faktą žinodamas. Mes apie tai irgi nešnekam, tarp kitų. Formaliai lyg ir paimanuojam, bet nieko nedaro. Kaip nuo to pradėti reikėtų, kadangi tas dalykas jau yra pridegęs prie pirštų. Bet kadangi čia susijęs, matyt, su savo neįgalumu, suvokimu, kad čia aš nieko pakeisti negaliu, o kai išplaukia vis didesnė tautos dalis, tai šiek tiek ir gerai, nes išplaukia aktyvesni žmonės. Bet dar gal mažiau. Nu tai reikia daugybė tokių problemų, kai kas net ciniškai viešai tą pasako. Žinau. Nesigėlina. Gerai, bet vis tiek, jau mes priartėjom prie vieno tokio, na, aš pasakysiu tokį teiginį. Kas sprendžia vis tik, kas tie interesai yra už tautą? Juk pati jūs ir pats sakot, nu ką visuomenė? Visuomenė šviesti reikia. Tai kas yra tie švietėjai? Ir mes prieinam prie elito klausimų. Juk vis tiek vieni klauso, o kiti kalba. Ir mes su jumis šiuo atveju priklausom kalbančių kategorijų. Ir žurnalistai, kurie mus stebi, irgi priklauso prie kalbančių. Ir mes visi sprendžiam už tautą, kokie tie jos interesai, ką jinai turi daryti, ką jinai turi pasirinkti ir atmesti. Ir štai iškyla ne šiaip savo tautos ir visuomenės atsakomybė, o elito atsakomybė. Ir ar jūs sutiksit, kad iš vienos pusės tautai elitas reikalingas, nes tauta reprezentuojama per elitą pasaulį. Tauta yra atpažįstama per elito atstovų kažkokius tai žygdarbius, ar ne? Kas tai bebūtų, ar sportas, ar menas, ar apskritai kultūra. O iš kitos pusės tas elitas pats pirmas visada ir išduoda tą tautą. Aš drįstu pasakyti ne tokį žodį. Prisiminkim LDK laikus. Kas sulenkėjo? Taigi ne valstiečiai sulenkėjo. Sulenkėjo bajorai, ar ne? Prisiminkim Rusiją 19 šimtmetį. Kas prancūziškai kalbėjo? Ar rusų mužikas, ar tie dvarininkai? Kas rašė galų gale rusams istoriją? Vokiečiai. Galim paimti šios dienos pavyzdžių. Sakykime, dabar Ukraina mūsų dienomis vyksta. Vyksta valstybės erozija ir elitas nesugeba sustabdyti. Vieni žiūri rytus, kiti žiūri vakarus ir nesugeba rasti bendrų interesų ir skęsta po truputį Ukraina. Sutinkat? Taip, kad... Kažkas panašaus atsitiko su mumis padalinimo metu. Konfederacija už rusus, konfederacija už prūsus, tarpusavį nesusitarėm ir valstybė dingo.
Bet kažkada anksčiau buvo aiškesnis dalykas tas elitas, ką jūs vadinate. Aš suprantu, kad čia būtų labai Tamsus diskutuoti. reikalas. Tamsus, bet mes apsiribokim, kad yra vis tik tie, kurie sprendžia už Nu, visuomenę. tai elitas dabar yra tas, kuris yra pirmose viršelio puslapiuose. Dideliai portretai spalvoti labai gražu. O, nesutikčiau, žinot. Tos mergaitės nieko berniukų yra. Ir berniukų, bet jie nieko nesprendžia. Bet nesprendžia. Jais manipuliuoja, iš jų daro pinigus, tas tai taip. Žvaigždės. Žvaigždės. Bet aš kalbu apie tos, kurie sprendžia. Elitą pakeitė žvaigždės. Aš kalbu apie tos, kurie sprendžia už visuomenę, už tautą. Sutikit, kad yra Lietuvoje, kaip ir Latvijoje, jūs kur jūs tik norit. Yra visuomenės dalis, kuri ir sprendžia už tą visuomenę. Kokį kelią pasirinkti? Jeigu jūs norit pasakyti, kad yra ta inteligentų visuomenė, kuri turi savo nuomonę, tą nuomonę gali įteikti kaip nors, tai aš šito negalėsiu nekaip sutikti. Tie, kurie sprendžia, tai tie, kurie dalyvauja politiką. Va tai reikia eiti į Seimą ten ir klausytis, apie ką jie kalba. Ten jie sprendžia. Ne tik šitie, dar yra tie, kurie moka partiją. Žinoma, kurie nekalba, bet... Taip, kurie moka. Taip. Ir jie žymiai svarbesni. Taip, nes jie užsako. O tie groja. Bet jeigu jūs kalbat apie inteligentiją... O turėnės, sakysim, tarpukario Lietuvoje, kaip Šalkauskis ar Maceina, vaizdavosi tą Lietuvos perspektyvą, tai apeliavo į tą šviesuomenę. Ne į elitą, bet į šviesuomenę. Suprantu. Kurie žino šiek tiek istoriją, kurie šiek tiek nusimano teorijose, kurie šiokią tokią, gal ir oratorystės galę, tai čia ir tokie žmonės, kurie iš tikrųjų intelektu veikia. Gerai, jeigu jūs turite omeny tos žmonės, tada atsakykite į tokį klausimą. Mes žinom, kad didelė dalis būtent šitų žmonių, kuriuos jūs paminėjote, šiandieną gauna nedidelį pinigą iš įvairių užsienio organizacijų. Nu, jie šitie, kurie tiek kalba, aš nežinau, ar jie... Oi, gar tikrai gal. Nu, čia nėra abejonių. Mes pavardžių neminėkim, bet būtų galima tų pavardžių paminėti daugybę. Ir jeigu žmogus, kuris dalyvauja tokiai humanitariniai misijai, švietėjiškai misijai, tuo pačiu metu gauna pinigus iš kažkokių valstybių svetimų, tai ar čia nėra išdavystės kažkokios irgi šešėlį? O gauna tos pinigus. Ir ne tik Lietuvoje, tas pats yra kur tik jūs norit, Lenkijoje, Rusijoje. Man yra tekę matyti, pavyzdžiui, sąrašą žmonių, žurnalistų, kurie vienoje mūsų kaimynėje valstybėje yra periodiškai išvežami vienos vakarų šalies jiems ir už tai yra kompensuojama jų tam tikrai darbai. Na, jau tas rytis, aš jau sakyčiau, yra išskirtiniai, čia turėtų saugumas to užsijungti. Taip. Tai šitą išdavystę turbūt ir valdininkai sutiks su tuo, kad čia iš tikrųjų išdavystė, tą jie pripažins. Nu, bet palaukit, o jeigu istorikas, sakykime, gauna kažkokio tai užsienio fondo pinigėlį, jis nieko tokio ypatingo nedaro, bet tu jau nebegali žinot, ar jo mąstymas yra visiškai laisvas, ar jis neturi šiek tiek atsižvelgti į to fondo užsakymą. Nu, tai jeigu jūs užsakė, tai jis ir vykdo, turbūt taip kaip ir politikai, tas pats. O čia parsiduodančių žmonių, tai iš tikrųjų Lietuvoje, bet... Bet čia jau parsiduoda ne politikai, čia jau parsiduoda va tie inteligentai, intelektualai, apie kuriuos jūs šnekate. Bet aš manau, jie įsitvirtina vis dėlto ne pagal savo intelektualinės pajėgas, bet pagal kaip tik tos, kaip jūs sako, tam tikrus ryšius su reguliavimo mechanizmus, pagal pinigus, pagal ryšį su valdžia. O jeigu jie laisvose debatuose, tai šito negalėtų daryti, bet Lietuvoje laisvų debatų nėra. Atleiskite, aš noriu tą pasakyti. Jūs čia atėjote, tai gal vien tokios salelės. Kodėl jūs čia dabar einate tokias kanaliukus, gana tokias dalis, kodėl ne per nacionalinę radiją televiziją? Ne, tai mes ir čia esam sakę, nacionalinė televizija mūsų neįsileidžia, neįsileidžia. Ir mūsų kaštais išlaikoma televizija, vadinasi, dalį iš komercijos gyvena, kaip, nors, sakot, per sunku, bet visiems sunku. Bet vis tiek jie privilegiuota. Taip, bet mes šnekam apie išdavystę. Yra du aspektai, jeigu kalbėti apie tos sprendžiančius žmonės. Ir intelektualus, kurie gal nebūtinai sprendžia, bet vis tiek jie dalyvauja formuojant opiniją. Ir kaip atrodo tas išdavystės klausimas ta prasme? Ir kodėl elitas, vis tiek, aš vartoju bendrą savoką, vis tiek, tas bendraja prasme tas elitas. Kodėl jis taip lengvai pasiduoda visą? Stebina apskritai, kaip debatai vyksta, žiūrėkite, vadinamieji debatai. Politikai išmeta kokias nors kelias 2-3 temas, o paskui jos tiesiog ir tiražuojamos. Aš negirdžiu, kad iškeltų, kaip jūs dabar iškelia temą, visiškai laisvas priklausomas pilietis, ir prasideda iš tokių salelių skleistis per visą žiniasklaidą. Aš negirdėjau nei vienų debatų. Na, žinokit, aš tai atsakyčiau labai paprastai. Žmonės, kurie dirba televizijoje, jiems trūksta tiesiog fantazijos dažnai.
Jie labai paprastai suvokia pasaulį, tai paprastus ir klausimus kelia. Bet aš manyčiau, kad čia prastesnis dalykas ir daug lengviau spręs visus santykius reguliuoti. Paėmė iš vienos partijos, iš kitos ir konfliktas iš karto yra, iš drama, tik tai tu esi stebėtojas, padirigavai. Yra ir tas. Jums atsakytų, mes duodam tai, ką nori klausytos ir žiūrovai girdėti. Kadangi jis tą ir te girdi. O kadangi tik tiek te gali suprasti jam, tuo ir maitina. Originalių temų neiškylo, čia aš nesigirdėjau. Bet čia kita diskusija būtų. Vis tik tas išdavystės klausimas ir elito išdavystės. Nesigilinkim, kas yra elitas, bet yra vis tiek jisai toks. Vienaip ar kitaip suprantam. Aš duodu dar vieną pavyzdį, labai tokį artimą ir skaudų, sakyčiau, tai yra serbai. Serbus prieš 10 metų, visi žinom, bombardavo, skaudžiai ir žiauriai bombardavo. Ir dabar dalis serbų, tų sprendžiančių žmonių, vis tik pasisako už besąlygišką pritarimą tiems, kurie jos prieš 10 metų bombardavo. Kita dalis, elito, kategoriškai nesutinka su tuo. Jiems yra kaip tu gali ranką, kurį tave mušė, dabar bučiuoti. Bet vis tik dauguma pasisako už tą bučiavimą rankos. Vėlgi tas interesas matyti. Buvimas Europos Sąjungoje nėra visiškai toks atsitiktinis ir menkareikšmis dalykas Europai gyvenančiai valstybei. Aš daugybę teisių, pinigų, kurių judėjimas, personų judėjimas yra daug tokių laisvių, kurios vilioja žmonės, jau nuleidžia galvą ir politikoje nedalyvauja. Jeigu jūs taip apie Europos Sąjungą šneka, tada aš jūsų paklausiu. Jūs tikėjot, kai buvo sakoma, kad už 1 eurą mums duos 3 atgal? Bet pamenat, kad buvo toks mitas? Jūs kiekvienam pasakyti, niekas neatsakys tiesiai. O jūs neteisus. Aš pats dalyvaudavau diskusijose, kur taip ir buvo teigiam. Ne, tai rafinuočiau vis dėlto turbūt. Būtent šitai žodžiais, aš galiu parodyti įrašą. Premjeras Lietuvos, vienas iš premjerų šitaip sakė. Ir kai aš jo paklausiau, o kas bus tas mokėtojas, kas tos 2 litus mokės, sako, jūs demagogas. Čia aš neturiu ką pasakyti. Aš čia turiu tik tai atsikvėpti ir pasakyti, kad šitą kalbą žinoma niekur. Jūs teisus žinom, kai sakot, kad politinė sfera yra interesų derinimas tam tikras ir kažkur per daug idealų čia negali. Bet interesai tokie labai smulkus. Vis tik tie mūsų valstybės interesai. Matote, čia yra vienas dalykas, kur čia galima išgavus tokį klausimą, kad tie interesai vis labiau susisaisto tam globaliam pasauliu. Vadinasi, toliau dar bus jų daugiau, tai yra bus tas leidimas, nors kai ką jūs turbūt debatuose gal atsiprašau neįvertinat visko, tas procesas vyksta, kai kas tai sako, kad išgalvota problema yra ekologinė būklė civilizacijos. Taigi tai jau šitaip šnekėjai, taip skaitai, arba nesek, kas daros tai civilizacijai, nematyti net tų tirpstančių ledų, nematyti, sakysim, neužterštumo, visa ta struktūra kitokia yra, kad globalumo problemos darosi kasdieniškos politikos problemos. Ir toliau jos tokio darys. Norit pasakyti, kad bus klausimų, kuriuos galės spręsti tik visi kartu. Jau jos žinom. Ir tai dėl to, kai aš čia atvažiavus iš Amerikos lietuvių, sakau, neskiriate globalizmo nuo globalizacijos. Globalizacija visas istorinis procesas, kuriame vyksta bendrų problemų suvokimas, o globalizmas tai yra politikų bandymas tam tikrų didelių valstybių interesus primesti visoms kitoms tautoms. Globalizmas čia būtų atskira šneka, bet vis tik tais yra aišku klausimai, kuriuos mes galim spręsti kartu su tarptautinė visuomenė. Be jokios abejonės, čia niekas nesiginčia. Bet tuo labiau tada mes turim kažkaip apsibrėžti savo interesus. O nuo šito pradėti, iš tikrųjų, tai žinom. Tai aš manau, nuo šito reiktų ir pradėti apskritai. Taip, tai mes šitą pokalbį šiandien pradėjom, kai sutarėm dėl to. Atsukam ratą. Taip, kad turėjo užsienio politiką, tai tokia, kaip Europos Sąjunga pasiūlė, o savo mes iš viso jokios neturėjome strategijos. Bet jau ne tiek užsienio politikos, mes jau ir ekonomikoje nebeturim savo politikos. Mes kaip tauta nebežinom, ko mes norim. Ir vat aš dabar jūsų, jeigu čia sėdėtų oponentai, politikai, aš jų paklausiau, kai jie balsuoja už Europos konstituciją, jos neskaitė, kai jie likviduoja mūsų bankų emisijos teisę, jų konstitucija yra pakeista ir mūsų bankas nebeturi teisės emituoti litus. Yra paradoksas. O į euro mes taip ir neįstojom zoną, o jau litą bankas emituoti nebegali. Tai kur ta riba yra? Kur
ta riba? Kur jie sustos? Aš girdžiu jų atsakymą. Na ir koks jis galėtų būti su manimi? Nors, kad dažnai taip atsakyti, o visi kraštai kaip daro. Visi taip daro ir mes. Bet visuose kraštuose ir tokie klausimai kyla, kaip mes dabar juos Aš keliame. manau, kad panašus, ir yra žmonių, kuriem rūpi yra ir... Taip, ir Austrijoje, ir Olandijoje, ir Anglijoje. Ir ne veltui paskutinį Europos rinkimai parodė. Padaugėjo balsų už būtent tokių klausimų kėlėjus. Juo daugiau ten konfliktų kils, juo daugiau tokių žmonių. Taip, kad čia ne argumentas iš jo pusės būtų. Na, bet tai taip, bet Jie dabar taip ir ta politika, kuri yra va, tokia šios dienos politika, daugiau jai nieko nereikia. Pasižiūrė visi dabar politiniai sprendimai. Prancūzai taip daro, kokie daug pavadų mažai sako, švedai taip daro, anglai, vokiečiai. Na gerai, bet tai kur yra tie pas mus visuomeniai žmonės, tos šviesios galvos, kurios galėtų kažkiek priešintis, bandyti stabdyti šitą procesą? Visiškai sujaukus. Iš kaip aš atsiprašau, iš greičiau jau į žiniasklaidą mes kaltinimą ne iš piktos valios. Iš esmės toks yra vežimo tambymas, kai apskritai bendrų nuostatų beveik neegzistuoja. Tokios, kurios būtų išdiskutuotos, aptartos ir paskui paviešintos ir žmonės galėtų priimti sąmoningai. Net dar daugiau aš su pedagogais esu susidūręs. Pedagogai didžiuojasi, kad neturi pažiūrų šis. Ką jūs sakot? Ir motyvas labai paprastas. Tarybiniais laikais buvo priverstiniai pažiūros primestos, o dabar išėjom mes, sako, mes negalim su mokiniams primest savo pažiūrų. Ir dabar pažiūrėjau, ko jie bijo primesti. Buvo tokia bendros programos parengtos švietimo. Ir ten siūloma iš karto mokiniai susipažinti su įvairiomis pažiūromis. Bet jis pats savo neturėtų pasirinksi, bet tu turi išmokti daugybę pažiūrų. Ar išmokti, ar susipažinti? Tai yra skirtumas. Ten pasakyta susipažinti, bet faktiškai mokinys mokosi, tai jis išmoks. Ir ten, pavyzdžiui, sako, draugystės, pavyzdžiui, tema, aš ten etikos kursų pažiūrėjau. Tai ten kaip apie draugystę kalba, pavyzdžiui, filosofija. Ne šiaip savo kokia kryptis ar kelios kryptis, bet kaip per visą filosofijos istoriją apie draugystę. Daugybė ten pavadžių prieš toliau, kaip psichologija šitą. Psichologijos mokyklose kaip draugystė. Toliau kaip meno kūryboje. Žodžiu, prirašyti tokie didžiuliai sąrašai, kurių turėtų prisiklauti, sakysim, kad 120 pažiūrų bus žinoma, ar teorijų. Tai iš jų gali pasirinkti mokinys. Tas sakonas, tai išeiti karikatūromis, mokinys, nei mokytas pasirinks iš tokios daugybės, jis gali pasirinkti iš 2-3, o ne 50-60. Jis gali tikės išmokti. Tiek jų gal ir nėra ten, vis tiek. Ne, bet aš suprantu, bet aš sakau, į kokią padėtį pastatomas žmogus. Ir dabar aš klausiu, tai kaip mokytojas vadovauja pasirinkimui. Jis sako, mes nevadovaujam, mokiniai patys. Negalim, vėl kartuoju, mes negalim primesti savo pažiūrų mokinę. Tai iš kur mokinys pasidarys pažiūras, jis pažiūras pasidaro iš reklamos. Kokia reklama tokios ir pažiūros. Šiandien vienokios yra kitokios. Tai galime įsivaizduoti, kai jūs sakot, kodėl yra tokia sumaištis. Tai čia yra tokia sumaištis, tokia padėtis, bet ką tada daryti reikėtų? Ką reikėtų daryti? Kito kelio nereikia diskutuoti ir turėti nepriklausomą nacionalinį radiją ir televiziją. Mes girdim salėje juoką. O ką, kaip kitai? Tokia galimybė iškariauti yra. Tai yra valstybė gali užmokėti tuos 80 milijonų ir galų galę turėti savo nacionalinį radiją televizijos įstatymą vykdančią televiziją. Ir radijas televizija, neblogas sąlygas turėti. Čia vėl. Aš čia paminėjau vieną, bet tie dalykai yra susiję, vienas nuo kito priklauso. Ar mes galim turėti tam tikras nuostatas, kurias dalykai išreikšti piliečiai ir mes o jūs pats, jeigu aš taip paklausiau, jums pačiam, sakykime, kaip jūs nubrėžtumėte ribą? Ties kurie jau nulaidžiauti, kad ir tai pačiai vakarų Europai, jau nebegalim. Kur ta riba? Nes dabar mes nulaidžiaujam, jūs turbūt sutiksit. Mes perimam nekritiškai viską, ką jis siūlo. Tai mes... Kur ta riba bus? Kur mes sustosim? Tai tos ribos jau gali perėjimtos visur. Ne tik Europą, bet mes čia negalim tos ribos nutikti. O tas Levo istorija. Kur riba? Kiek gali žaisti su tuo lavonu ar taip? Bet čia Europos Sąjunga nieko dėda, čia mes patys. Bet aš noriu pasakyti, kad mes patys negalim čia nubrėžti, kaip mes nubrėžime ten. Tai jūs norit pasakyti, kad mūsų visuomenė neturi potencialo net į tokius klausimus pati savo atsakyti? Čia ne teorinis klausimas, o praktinis. Jeigu mes sustabdome kur nors, sakome stop, iš tikrųjų sustoja visuomenė pagal opiniją ir tam tikri sprendimai neįvyksta, tada žodžių jau nereikia.
O jeigu mes sakom, kad galima, yra kažkas padarys, bet nepadarome to veiksmo, kurį sustabdyti, niekas neturės vilties, kad mūsų šnekos turi bus prasmė. Na, vilties lieka vis mažiau, visuomenė šneku. Ir tai, kad į rinkimus ateina vis mažiau žmonių, tai rodo, kad žinoma, vilties... Taip, iš tikrųjų, geriausias balsavimas ir yra, kai žmogus... Žmonės, ir aš jau suprantu, iš tikrųjų, visos partijos yra vienodos. Interesų jos neapibrėžia, arba tai yra tik partiniai interesai. Aš dažnai sakau, juk visos partijos balsuoja vienodai, svarbiausiais klausimais, už tą pačią konstituciją Europos. Balsavo kartu, už Ignaliną balsavo kartu. Ir liberalai, ir konservatoriai, ir socialdemokratai. Tai dėl to, kad nėra laisvų diskusijų. Niekas laisvai nediskutuoja. Pagal užduotą programą, pagal 2-3 atsakymus. Vienos ir kitos partijos. Bet gal tada ir nebereikia mūsų tautai ir tos valstybės jau? Aš kartais ir taip pagalvoju. Juk būna, kad miršta tautas istorija. Žinom tokius faktus. Tas ir yra ta bijomas. Gal tos energijos nebėra mumise jau ir reikia susitaikyti. Bet jūs žiūrėkite, kaip bijojo to žodžio krizė. O krizė tai yra geras. Geras, aš sutiku. Nes iš jų reikia ištart, kad krizė įvyko, kiek vilkino, kai pasakai krizė, tai manęs įmi veiksmų kažkokių, kuriuos reikia sprendimus daryti. O kai nieko nėra, aš dar kitaip pasakysiu. Šitą krizę daug ką sustatys į savo vietas. Daug ką pagelbė, žinoma. Ir tos pūstus didvyrius šiek tiek sumenkins, ir tos viršelius spalvotus šiek tiek padarys. Ir tokias diskusijas gal labiau išviešins, kurias jau šiandien. Gal tik dėl to ir leidžia mums. Visko gali būti. Krizė nebe tas galvoja. Visi gali būti. Bet žiūrėkit, jeigu aš taip pasakyčiau, man kaip žmogui, kaip lietuviai, riba yra riba. Aš ją taip apibūdinčiau. Tai yra pirmiausia santykis, tautinis santykis Lietuvoje gyvenančių žmonių. Lietuvoje šiuo metu yra 80% lietuvių ir 20% kitaip kalbančių. Didelė dalis tų kitaip kalbančių yra autotoktoniai. Tai yra labai komfortiška situacija mums. Iš esmės problemų nėra Lietuvoje tokių. Kaip yra, sakykime, Latvijoje ar ne, arba Estijoje. Lietuvoje nėra. Ir vat šitą santykį aš saugočiau kaip patį pagrindinį. Nes jeigu mes pradėsim nykti ne taip kaip tiesiog kaip matematinis skaičius, mūsų mažėja, bet santykis išlieka vis dar tas pats. Tai paskui mes galime atsistatyti kaip tauta. Bet jeigu tas santykis sunyks, apie kokį santykių kalbą? Lietuvių ir kitų gyvenančių Lietuvoje. 80 ir 20%. Aš manau, nereikėtų jau perdėti apskritai. Irimas yra labai pasiekęs didžiulį mastą. Ir mirtingumas, amžiaus trukmė. Aš ir sakau, palauk, ne apskritai apie mirštamumą. Ne apie mirštamumą ir ne apie mūsų mažėjimą. Bet jis nutrina visus skirtumus, kurie turi prasmės, kai šitas griuvimas. Bet žiūrėkit, ką aš sakau. Jeigu mūsų išlieka tas santykis, tie 80% Lietuvoje, Lietuvos valstybėje, 80% lietuvių. Jis yra geras, jis yra komfortiškas. Kaip kokie indėnų gentie 8 ir 1, nu ir kas? Kaip tai kas? Tai jeigu mes turim tą daugumą, mes žmonių skaičių galėsim atstatyti, bet jeigu santykis sunyks... Nei gamtoj savaime neatsistato, yra tam tikras kritinės ribos, kaip populiacija atsinaujina. Jis peržengiama ir jau tada neatsistoja. Aš visada galvodavau, kai istorijos vadovėlius skaitydavau, galvodavau, man tokia mintis kildavo, ir mirė tokia civilizacija, iš Šumerų, Egiptų, Babilono paskui. Tai aš jau mokydavau, klausdavau, kodėl žmonės nepamatė, kad jie nyksta. Mokytojai, žinoma, nelabai galėdavo atsakyti, kai tokį klausimą, tokį kvailoką. Bet realiai toks klausimas tai gali sakyti. Nu, yra Gumiliovo yra atsakyti toks klausimas. Aš Kirinius tą patį klausimą atsakinėja Amerikoje. Nes Amerikos, sako, visi lietuviai išmiršta vieną antrą generaciją ir todėl jų čia mitus pučia, kad čia bus tokios etninės grupės, kai jos... O, ne. Aš matyt nemoku paaiškinti savo teiginį. Bet jis ten nori pasakyti, štai, mes dabar esame jau tie paskutiniai mohikanai, galim sakyti. Vadinasi, nuo mūsų to tikėjimo, ištikimybės, kaip ten vartoja, ten nusakai žodį, nuo ištikimybės priklausys, ar galės išlikti, sakysime, dar galėsime sugrįžti tą mūsų tautą, kadangi čia neaiški padėtis, ir ten nebuvo aiški. Tai galėsime išlikti. Ir visi ten kelia, kad net jeigu mes keli liekame, bet ištikimybė tai pareigoja vis tiek pasišvest, kadangi dėl to gal galia yra prasmė gyventi, dėl to žmogus gali numirti. Tai yra, kito pasirinkimo nėra per savo tautos. Tai tiem žmonėm yra pasirinkimas per ištikimybę. O tie, kurie nubiro, tai jis mato, kad tas procesas
ta ištikimybė, procese ištikimybę saugančių lieka pavieniai žmonės. Ir nuo daugiau aplinkybių priklausys, iš tikrųjų, jeigu padėtis pagerės, kaip sako politika. Jeigu čia padėtis pagerėtų, jeigu čia sukurtum ką, naują Airiją, visi sugrįžtų, parvažiuotų, padarykime tokią salelę, bet ir tai ištikime savo. Čia būtų vieta užduoti tada kitą klausimą. Aš dažnai skaitau emigrantų komentarus ir jie sako, kai jūs susitvarkysit, mes grįšim. Tai čia irgi yra išdavystės momentas. Iškys išvažiavo, dabar blogai, aš palikau jūs, išvažiavau, kur stalas labiau apkrautas, ten pasimaitinau, o kai jūs savo stalą apkrausit, aš važiuosiu čia. Tas mūsų terminais turbūt aiškiau būtų nusakoma kosmopolitizmo terminų. Kosmopolitas tai yra tas. Tėvynė ten, kur gera. Svietų perjūnas galima dar pasakyti. Ir jis sako, čia negera, jis bėga, kur gera, ten apvalgė tuos, kur tada bėga į trečią vietą. Va, ištikimybės jokios ir atsakomybės ten nėra. Duoneliautojai. Bet tų duoneliautojų tarp ir vienas įdomus reiškinys, jie dažnai išvažiuoja iš Lietuvos liberalais, tokiais individualistais, kurie spjauna ant lietuvių istorijos, ant lietuvių tautos, žiūrėkit, nuvažiuoja į Angliją ir glaudžiasi vienas prie kito vėl. Nu, tai tik sunku gyventi. Paaiškėja, kad ta tauta nėra tuščia savoka ir priklausimas tautai. Aš tau neidealizuočiau. Tai kaip ir dabar Lietuvoje. Kai sunku, tai spaudžiasi, galvoja prisiglausti vienas kito pagalbos. O kai tik tai gerai, kiekvienas veikia savo. O jūs manot, kad galima nuo tautos pabėgti žmogui, individui? Nu, tai tiek pabėgusių yra ir pribėgusių. Ne, jų fiziškai pabėga, bet viduj. Nu, vieną kartą nepabėga, antrą kartą pabėga. Aš dar tada kitaip pridėčiau. Pabėgti nuo tautos, nesulaužius viduj kažkokiu tai dvasiniu mechanizmu. Nežiūrėkit, ką aš noriu pasakyti, gal šiek tiek paaiškinsiu. Jau sykį rodyti pavyzdžiai, kad žmogus išaugęs ne sociume, jis net netampa žmogum pilnaverčiu. Nu, ir Mauglio, čia toks jau pavyzdys, literatūrinis, bet yra ir gyvenimo tokių pavyzdžių. Na, nu galim, čia turbūt gal čia per daugiau radikaliai suformuota mintis, man rodos, kad, pavyzdžiui, to feudalizmo epochos aristokratai, nu, jų didžioji dalis kosmopolitai buvo. Tai aristokratai. Bet jie laikom buvo inteligentai aristokratai, tapatinosi su ta tauta, nors su ta tauta labai nedaug ką bendro turėjo. Nu, tokia buvo kultūros struktūra, nes tą iš esmės tradicijai saugojo paprasti žmonės. O jie keliavo po viso pasaulio. Tai tokie... Aš noriu pasakyti, mano mintis vis tik kita, aš bandyčiau ginčytis. Man atrodo, kad negalima pabėgti nuo sociumo, kuriame tu išaugai. Jis uždeda tam tikrus tavo dvasiai, kažkokius rėmus ir su tais rėmais tu eisi į pasaulį, kur tu bebūtų. Ta pati Greimas išvažiavęs, sąžiningas žmogus, tą patį pasakęs atvažiavo, kai Vilnių ir klausė dėl tradicijų savo. Sako, negali pabėgti savo jėgų, tą patį pažino. Bet jis toliau nesakė apie kitus, iki palikuonys, tai taip ten gyvena. Jis negali pabėgti, o jau kiti kitai kultūrai. Palikuonys kitam sociumui išaugo. Tai natūralu, kad jie kitus įvus susiurbė. Taip, jis visada save apriboja, kaip nors pirmai. Žinoma, kad junta diskomfortą, tai be abejo. Aš tik apie tai šneku. Taip, taigi iš tikrųjų yra ir gestai, ir mimika to krašto. Ir tas verčia tenai sujungtis vėl į būrius, išvažiavus. Bet aš dėl to apie tai šneku, kad tai vis tik yra vertybė, reiškia, saugotina vertybė. Ir ta tauta kaip tokia vis tik verta saugoti. Na, iš to Margas tai dar neplaukia, jis tik ieško komfortiškesnės aplinkos. Aš nekalbu apie atskirą individą, aš kalbu kaip apie reiškinį. O kaip reiškinys, tai tada tai tuo reiškiniu vis dėlto jau turi rūpintis, jau ne tie, nu galima uždėti jam išdavystės, tą priklijuoti etiketę, bet jis nelabai nusigąsta kosmopolitas dėl to. Aš žinau, bet čia vadinasi, tam krašte reikia kurti tam tikrą ideologiją vis dėlto, tam tikrą galvoseną, kad savo kultūrą, savo krašto istoriją, savo žemę turi tokią unikalią iššūkį. Šitą sakinį labai akcentuočiau jūsų, kad vis tik ideologija turi būti. Nu, be abejo, kad turi būti. Ir turi būti kažkokia valstybinė ideologija. Na, valstybinė ideologija dabar nekuria valstybės ideologija. Bet visuomenė brangiai padėtų reformacijų. Nu gerai, vis tegu visuomenė, bet jinai gyvena šitoj valstybė, jinai negalės vis tiek atsiriboti nuo valstybės interesų. Valstybės priederimiai būtų remti to. Turėtų remti. Kas jau ją kurs? Tai jau čia kits klausimas, bet valstybė ir ta ideologija, ir tie kūrėjai tos ideologijos vis tiek tai yra vienetas. Nu, formaliai lyg yra darom, bet tiesiog mechaniškai, na, pavyzdžiui, paveldo taisyklės yra įvedamos ten, kokie nors premijos duodamos nacionalinės, nors dabar jau žinau, kriterijai nelabai aiškus jų.
Bet tai tam tikra tradicija yra išlikusi kitų kraštų pavyzdžių. Nesąmoningai gal viską tai padaro, bet vis tiek susiklosto tam tikri instrumentai, kuriuos reikia išnaudoti. Ir politika turėtų būti. Ir tuo pačiu yra daromi žingsniai, kurie mano supratimu gali būti vertinami kaip išdavystė. Aš turiu omeny vėl tą pačią Ignaliną, Mažeikius, Konstituciją, balsavimą už Konstituciją. Arba net ir tokį dalyką kaip bankų įvairių analitikų kalbos. Jie gauna pinigus iš užsienietiškų bankų, ar ne? O mūsų žmonėm aiškina, ką jie turi daryti su savo pinigais. Ir štai mes turim rezultatą. Nekilnojamo turto burbulą. Krūva žmonių prarado litus laikų nepasikeitę dolerius į litus. O visą tai žmonėm teigia irgi elito atstovai, kurie gauna pinigus iš užsienietiškų bankų. Bet juk tą patį darė į mūsiškiai, kai jie būtų tik tai tie švedai. Ne, aš turiu omeny, būtent lietuviai tą darė. Taip. Nu tai čia ką jie pasakė. Tai čia yra išdavystė ar nėra išdavystė? Jūs tą vieną terminą norite sudėti juos, tai čia pasmerkti galima tą visą. Iki kitą kalbą jie kalba. Jie interesų kalba, nors interesų kalba prastesnė būtų ir užtenka tos kalbos būtų. Ar jūs ginat Lietuvos interesus? Kaip valstybės vadovai, jie turi ginti, tam juos renka, kad gintų. Jeigu mes nežinom, kokie tie interesai, negalima apsibrėžti, ką jie gina. Bet čia kaip jūs suprantat, kad didžioji dalis valdžios žmonių nueina tik tai savo interesai sumpinti. Viską aš suprantu. Tai jeigu šitai kaip iškel dabar kartelę iki tokio laipsnio, kad jie į pirmą planą išlaikytų. Aš kalbu apie reiškinį, ne apie atskirius žmonės. Ir kalbant apie reiškinį, žiūrėkit, ir apie tas ribas, juk vis tik kažkur pasamai manyti jos yra. Žiūrėkit, kokius aš pavyzdžius duosiu. Jogailos vardo Lietuvoje neduoda vis tik tai. Anksčiau visai nebuvo. Visai nebuvo. Dabar matyt, tirpstant supratimui, kur ta išdavystės riba, jau atsiranda ir tokių vardų. O vis tik tai žmogus, kuris užgesino paskutinę ugnį mūsų šventų. Ir nekalbant jau apie kitus jo žygdarius. Kitas pavyzdys. Liublino unija. Liublino mieste, Lenkijoje, yra gražus paminklas šitai unijai. O Lietuvoje nei paminklo yra, nei kalba kas nors apie tai. Vadinasi, kažkur jaučiamės visi, kad kažkas neskanaus buvo su ta Liublino unija. Eikim toliau. Liaudės Seimas 40 metų. Net tarybiniais laikais nebuvo besididžiuojančių, kad jis priklauso to Seimo narių, kad jo tėvas ten buvo tas Seimo narys. Aš negirdėdavau. Nesinorėjau didžiuotis. Mažai buvo, kažkur suvokiama yra ta riba vis tiek. Ir aš kartais pagalvoju, ar tie, kurie balsavo už tokį lengvą įstojimą į Europos Sąjungą, ar jų vaikai didžiuosis tuo? Ar bus panašiai kaip su Liaudės Seimu? Sunku spėliot. Aš suprantu, kad sunku spėliot, bet aš tik duodu tokius pavyzdžius, kurie rodo, kad ta riba kažkur vis tik yra nujaučiama. Žiūrėkite, jūs pats dar sakot, jūsų ribos griežtesnės yra negu jūsų partnerių, kuriuos jūs kvietė. Kitiems turbūt jos visai neturi prasmės. Dabar gaila, kad jie netėjo, bet būtume jų paklausę, kur jų tos ribos? Ar kai jie balsuos, sakykime, už palengvintą migraciją į Lietuvą, žmonių iš visos vietos. Ar jie irgi balsuos taip pat lengvai, ar čia grįžtų prie savo ribos? Aš matyt nemokėjau paaiškinti. Nes jeigu bus lengva migracija, mes ištirpsim ir apskritai tada nebus apie ką kalbėti, kaip apie lietuvius ir lietuvių valstybę. O į Konstitucijoje yra įrašyta lietuvių tauta sukūrė valstybę. Kai kas jau gėdinasi. Kai kas jau nori pakeisti šitą nuostatą. Aš žinau, aš už tada apie tai ir kalbu. O mano supratimu, čia yra jau paskutinė riba. Jeigu mes ir šitą ribą peržengsim, na, tada iš tikrųjų reikės kalbėti visai apie kitą tautą, apie kitą valstybę. Jums taip neatrodo? Tai, juk sakau, čia jūs tokius aukštus kriterijus iškeliat. Siekiamybės, aišku. Aš suprantu, bet kai regi tą katilą, kuriame verda politika, tai matai, kad labai toli iki šito. Ir šitą aš žinau ir matau. Tai vis čia tik galvoju, jeigu nori pozityviai veikti, tai kaip sustabdyti tos procesus, kad jie vis dėlto kaip nors tą užrašytą konstitucinį principą, kad kaip nors jį išlaikytų, nepaėdamas su privačiais interesais, kad būtų patys tas... Tai pabaigai tada jūsų receptas. Bet manau, tie
jau kada, bet dabar iš tokios suirutės būklės tai negali būti kokio nors revoliucinio pertvarkymo. Jis pašiausiai destruktūruotoj sistemoje, kaip tu beversi, vis tiek tas pats išeis. Neina kaip apversti, priešingai. Nėra kaip kur viltį rasti tada? Tai man jis sako, tai yra tokie tik tai žingsneliai, kuriuos gali atlikti kartais ir vienas apsprendęs, vienas diskutas, viena kokia nors interviu kur nors. Ir kad šitokių žmonių galėtų augti, sparčiai tuo metu būtų daugiau vilčių. O krizė turbūt ir palaikė, kad šitokie procesai vyktų. Jeigu šito nebūtų, žinoma, gal visi eina į savo interesų darželį, dalinasi tas gėrybės. Gerai, tai dėkui Jums už dalyvavimą ir turbūt sutiksit, ir Jūs to beveik pasakėt, kad pirma buvo žodis, kaip pasakyta. Ne? Nuo žodžio viskas prasideda, tai žodį mes lyg ir tarim šiandien. Ačiū, kad Jūs čia mane išklausėte. Dėkui visiems.